Egzaminas. Man tai pramoga. Manęs visai nenervina, kitus nervina, kai aš vėluoju. Balsas mano negražus. Šiuo metu svajoju, kaip teisingai atsakyti jums klausimus. Jaunystėje galvojau, kad aš būsiu prezidentė. ChatGPT. Labai mėgstu, kai nėra ką veikti, tai su juo padraugauju, jį auklėju, kai jis negerai man atsako dar. Sakau, tu ką, durnas, kodėl tu man taip atsakėjai? Sveiki, aš esu Regina Navickienė ir dirbu SMK docentės pareigose ir mano gyvenimo moto būtų nepamiršk pažiūrėti save. Tai jums kliuvo blitz klausimai, aš jums pasakysiu žodį, o jūs iš karto pasakykit, kokia pirma asociacija. Ta pačia akimirka. Ta pačia akimirka. Gerai. Studentas. Jaunas. Vėlavimas. Kažkieno sunervinimas. O jūs nervina, kai žmonės vėluoja? Manęs visai nenervina, kitus nervina, kai aš vėluoju. Sėkmė. Džiaugsmas, laimė. Išsilavinimas. Kultūra. Karjera. Profesionalumas. Svajonė. Mėlynas balionėlis. O jūs svajojate apie mėlyną balionėlį? Nesvajoju, bet aš įsivaizduoju, kad jis toks turėtų būti gražus, lengvas, skrendantis į dangų, žydras, geros nuotaikos. Egzaminas. Egzaminas. Man tai pramoga. Miegas. Aš mažai miegu. O jūs ryto ar vakaro žmogus? Naktinis pelėda. SMK. SMK geras kolektyvas ir protingi studentai. Jaunystė. Kvailystė. Aš jaunystėje galvojau, kad aš būsiu prezidentė. Nes galvojau, kas, taigi visi gali būti prezidentais. Hobis. Hobis, kelionės. Kur toliausiai nukeliavot? Tikriausiai galbūt Madagaskaras ir Argentina. Rytinė kava. Malonus kvapas. Žadintuvas. Neturiu. O kaip jūs atsikeliat? Kažkaip intuityviai. Su aušra. Dažniausiai. Netflix. Geri filmai. Ką dabar žiūrit? Viskas patinka. Bet labiau detektyvai. ChatGPT. Labai mėgstu, kai nėra ką veikti, tai su juo padraugauju, jį auklėju, kai jis negerai man atsako dar. Sakau, tu ką, durnas, kodėl tu man taip atsakėjai? Jisai man kas labai patinka. Atsiprašau ir pasitaiso.